Sveiki muzikinė Rusija laidos žiūrovai, muzikinis Rusys vis dar Vilniuje ir kalbiname grupę. Teisingai. Papasakokite apie save, ką darot, kuo užsiemat. Grojam, linksmai leidžiam laiką. Sustatyk. Esu Ernestas. O kas tas bakurėlis? Povilas. Ką jis daro? O aš groju gitarą ir dar dainuoju. Tai dar grupė yra būgnininkas Domas ir gitaristas Denisas. Trumpai apie grupę. Kūrėme 11 metų pavasarį. Ką grojat, kokį stilių? Kokį pop-rocką? Rock'n'rollą grojam. 80 metų. Nu, arčiau 90 gal. Va, taip. Girdėjau, kad darėt įrašus. Darėm Kokius tai? įrašus. Latvijai darėm įrašus. Tai Phoenix studijoje. Tai papasakok apie įrašus, ką ten įrašėte. Įrašai truko 9 dienas, per 9 dienas sukūrėm visą albumą. Būgnus rašėme per 12 valandų kažkur. Aš įrašiau gitaras, bosą ir vokalą per likusias 8 dienas. Tai va, taip. Povilas išsijungė prie grupės po albumo įrašų. Vėliau pakeičiau basistą. Mūsų senas. Kiek kūrinių įrašėte? 10 kūrinių. Apie ką kūriniai, tai pas mane, ką nors? Oi, klausimus, kurį mes niekam neatsakom. Turėjai klausyti ir bandyti suprasti. Skaitykite lyriksus. Yra Google. Daug visur. Kodėl ne Lietuvoje įrašinėjot? Tuo metu Lietuvoje visi buvo užsiėmę, o išgirdę tą latvišką kokybę, vis dėlto nusprendėm geriau ten įrašyti tą albumą. Girdėjau, filmavote ir nufilmavote vaizdo klipą. Taip, esame nufilmavę savo pirmąjį muzikinį videoklipą dainai Under Control. Ką nors papasakokite apie filmavimo subtilybės klipo. Norėjome iš pradžių filmuoti lauke, kažkur atviroje erdvėje, bet dėl šalčių. Ta diena, kai filmavome, buvo minus 32 laipsnių šalčių, buvo tas rekordinis šaltis žiemos. Ir nusprendėme persikelti į vidų, į patalpos vidų pastato. Per visą dieną, iki 2 nakties, ten labai ilgai filmavome, kažkaip spėjome ir padarėme tą. Tai papasakok apie ką klipas, kokia mintis jo, ką norėjote atskleisti. Galbūt mes neatskleisime tos paslapties, kas ten kaip vyksta, kokia yra pagrindinė mintis. Manau, žiūrovai patys gali susirasti savo tą mintį, kas, kodėl, kaip savaip suprasti tai, ką mes norėjome pateikti tame vaizdo klipe.
koncertų turite daug? Pastaruoju metu jo, daug, bet nežinau, kaip bus po kovo mėnesio, tai yra po Wacken Metal Battle, nes visi dar studentai, moksleiviai ir egzaminai. Supratau, groja tik Lietuvoje ar ir už Lietuvos sienų? Šiuo metu grojame tik Lietuvoje, o vasarą planuojame važiuoti į europinį turą po Europą. Tai ką nors apie tą turą papasakoti? Dar konkrečiai nieko nežinome, nėra konkrečių datų, bet dabar jau vyksta tie tarimas dėl klubų, dėl koncertų, dėl visko. Artimiausiu metu, manau, bus paskelbta. Važiuosit vieni ar dar kokie kolegas vešitės iš Lietuvos? Taip pat dar neaišku, kaip kas bus. Dabar tik tiek, kad planuojame turą. Ir ką nors pabaigai Panevėžio muzikuojančiam jaunimui, muzikinio Rusio žiūrovam, šiaip. Darykite tai, kas patinka, grokite, kurkite, lyskite iš Rusio. Tiesiog darykite tai, kas jums patinka. O į Panevėžį, manau, mes tikrai dar sugrįšime, galbūt greitu metu. Sveiki atvykę į maskaradą. Labas vakaras, čia KTV Plus ir tai yra laida, atsiprašau mikrofoną, tai yra laida Muzikinis Rusys. Aš šnekinu laidos vedėją Audrių. Taip. Kalbiname sunkiosios muzikos koncertų organizatorių Rimtautą, kuris organizuoja koncertą, daro, o ką tai vyksta, koncertas, koks koncertas? Brutal Madness Fest, tai yra daugiametinis koncertas. Beje, Audriau, ar tu atsimeni, kaip mes organizavom patį pirmąjį Brutal Madness Fest, kuris buvo Vilniuje, berods mažam kabakėlyje ir grojame mes su grupė Groll ir tu su grupė Dar. Va. Tai buvo pati pradžia. Gerai, tada kaip vystėsi toliau? Seka? Seka. Ne, atsimenu, antras buvo panašiai mažas, o po to augo, nes tą vardą, ta prasme, to festivalio vardą mes kaip ir bandėm įsaugot ir viskas augo, iš tikrųjų užaugo iki to, kad kvietėm iš užsienio gan žymes grupės, visko buvo, aišku, ten buvo visokių kliurkų, kad Marduk berods turėjo atvažiuoti Brutal Madness Fest. Ar kriziukų. Ir neatvažiavo. Nu nieko. Bet, tarkim, praeitais metais iš tikrųjų Brutal Madness Festas labai didelis buvo. Turėjom berods 3 užsienio grupės iš Italijos. Aš buvau sumeluot, aš nieko neatsimenu iš tikrųjų. Va. Šiemet gal šiek tiek toks kuklesnis festivalis, aišku, turim daug lietuviškų grupių, bet tikrai labai stiprių gerų lietuviškų grupių. Vieną latvių grupę Frailty, kurie pristato naują albumą. Pagal ką atrinkai grupės? Iš tikrųjų pagal savo skonį. Man visą laiką, kodėl aš iš viso organizuoju festivalius, pavyzdžiui, nes man, tarkim, tos grupės, kurios gan retai išlenda į sceną, ar tarkim, tos grupės, kurios retai atvažiuoja Vilnių, pavyzdžiui, grupė Osastorium, grupė Frailty, Pekla, pavyzdžiui, tokį grojantį oldschoolinį rock'n'rollą, iš viso gyvenime nebuvo Vilniuje, aš norėjau jos pakviesti. Osastorium be abejo išleido naują albumą, irgi niekad dar negrojo Vilniuje didžioji scenoje su nauju albumu. Kas čia dar? Storm Grey irgi ten seniai visi ten patyrė, ojoj, nežinau, labai daug grupių grojo senais gerais laikais. Dabar naujas projektas toks irgi pirmą kartą, nu ne pirmą kartą, bet pirmą kartą didžioji scenoje su manim, kaip vokalų. Aš norėjau paklausti apie Storm Grey, bet tu jau viską pats papasakojai, kas tai per grupė, nes...
Kas Tai pirmą kartą mačiau. Gal Raima galėtų papasakoti, kuo jisai ateik čia, Raima. Papasakok apie Storm Grey. Jis yra vienas, matau, žinomas gitaristas, matyt labiausiai žinomas iš grupės Shadow Dances turbūt, ne? Paskutiniu metu Shadow Dances gruojas. Va, o papasakok, iš kur atsirado Storm Grey? Storm Grey atsirado visai netyčia. Su Majonezu susitikom va čia kažkur tai. Ir Majonezas klausė, sako, groji ką nors? Sako, kažką groju. O su kuo? Sako, nelabai turiu su kuo. Dainam. Tai taip paprastai. Labai paprastai netyčia ir... Aš tai nežinau, aš tai Storm Grey dariau daug vėliau, nes iš tikrųjų jie pas mane studijoje repetuodavo ir aš jų muziką taip kažkaip gerai įsiminiau. Pradžioj gal ta pati muzika nelabai patiko, bet mačiau jų potenciją, ta prasme, kad labai gerai grojo, tikrai labai profesionaliai ir gal tokie paprasti, oldschooliniai riffai, bet stiprus. Tai, pagalvojau, kad reikia pasakyti. Tiesiog kūrėm tas, kas kūrėsi, neprisirišam prie kažkokio tai stiliaus. Esminis dalykas, kad mūsų būgnininkas dėl Storm Grey išėjo iš Lietuvos nacionalinio Lietuvos Rinkevičius. Žodžiu, ta orkestro, kur Rinkevičius ten diriguoja, jisai spjovė ir Rinkevičius spjovė, skyrė jam tam į užpakalį ir išėjo. Dabar jo vienintelis darbas, ką jisai daro, tai yra groja Storm Grey. Kaip Lietuvos metalo scena, pogrindis, kurią pusę juda, gerėja, blogėja, graužama grupių atsiranda, naujų neatsiranda grupių. Tiesą sakant, šiemet kažkaip dar neužderėjo, nieko naujo. Pavyzdžiui, praeitį metai tai labai gerai buvo, nes turėjom daug naujų gerų grupių, ypač man patiko superinė grupė Paralytik, pavyzdžiui, jauni perspektyvus, o šiemet, ką žinau šiemet dar, kiek čia šiemet, mėnesį, dar nedaug, pažiūrėsim, kas bus. Kol kas dar nieko naujo ir tarkim, taip, po Paralytikų kol kas nieko geresnio neatsirado, tai tarkim, turim tai, ką turim. Biški liūdna. Atsiprašau, pertraukime. Ką palinkėtų muzikuojančiam jaunimui, pradedančiam kurti grupės, nors atraminį palinkėjimą, nuo ko pradėti? Iš tikrųjų, taip, kadangi aš per visą tą perėjęs ir ką aš žinau. Dėl to aš klausiu, nes... Man sunku pasakyti, aš iš tikrųjų, būdamas dabar savo vietoje, žinau, tarkim, ko reikia metalo scenai, ko trūksta, ką reikia daryti, bet nenoriu to kišti, tarkim, jaunimui, nes sugadinsiu jam džiaugsmą, nes visą tai, per ką tu pereini, mokydamasis, ta prasme, grodamas, likdamas ant scenos, tu turi visą tą pergyvent, kad tu, pasidarytum toks, ta prasme, pasidarytum geras, ta prasme, įgautum patirties ir pasidarytum gerą grupę. Nes, ką čia reikėtų? Nieko. Tiesiog eiti, tiesiog groti, tiesiog verštis į koncertus ir bandyti lipti ant didžiosios scenos ir parodyti save. Tai yra viskas. Tik taip išmoksi gerų dalykų. O, šiaip geriausia groti. Kodėl dar mažai grupių Lietuvoje? Šiaip daug grupių, bet, kaip tai niekas negroja? Groja. Oi, kiek groja. Bet labai visi
kuklus ir nelenda į sceną iš tikrųjų. Tai gal mažai koncertų organizuojame? Ne, koncertų, bent jau Vilniuje koncertų tikrai daug. Yra daug kabakų, daug vietų, kur iš tikrųjų galima pagroti. Nėra didelis problemas. Reikia entuziazmo. Tai tikriausiai ačiū už gražų interviu ir einam gal dar ką nors paklausti. Reikėt paklausti ko nors kito, nes atsibodo tai. Gerai, muzikinė Rusija laidos žiūrovai, atidavinėjom skolą grupiai Pekla iš Šiaulių. Jie kalbino mus Panevėžyje, mes kalbinome juos Vilniuje. Prašome, pasakokite, ką čia veikite. Ką čia veikite? Tai klausim, aš pats tokį klausimą užduodu, nežinau, ką kiti atsakyti. Dabar laukiam, kol pagros grupė kol pagros ir tada mes gros. Ar dažnai koncertuojate Vilniuje? Šiaip pat, tai pirmas koncertas Vilniuje, dėl to mes kažkaip jaudinamės labai. Ne. Kur dažniausiai vyksta jūsų koncertai? Panevėžy. Ne, šiaip Šiauliuose, iš tikrųjų Šiauliai lenkia vieną koncertą jau čia Panevėžy. Taip kad, jei mes dar praktiškai tik metus gyvuojam, tai koncertų labai nemažai. Aha, daug koncertų. O apart Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių, kur dar? Anykščiuose. Anykščiuose grojam velnio akmenį, jo. Ką grojate? Ką grojam? Muziką. Muziką grojam. Mes galvojam, Markusas sakė, kad reikia stilių pavadinti mūsų speed and roll, nors iš tikrųjų, nu jo, gal ir speed and roll, čia heavy speed metal ir rock and roll. Kaip jums atrodo Lietuvos metalų scena? Nu kaip? Neprastai? Neprastai, ypač paskutiniu metu, kaip jau esam sakę kažkam ne vieną kartą, gal su kita grupė tą patį sakėm, bet dabar sakė, kad paskutiniu metu visgi tobulėja, viskas ten daugėja grupių, kurios grot moka galų gale. Jo, ir pradedam mokėti kurti jau tos gabalus, nebekopijuoti, kažkokia tokia žodžių tendencija randasi, kad gal žmonės ant pinigų pradėjo daugiau turėti, gali instrumentus nusipirkti, bet ta prasme, nu tai yra smagu. Ir metalė, ir nebūtinai metalė, čia rokia, ta prasme. Tradiciškai grupė Pekla palinkės Panevėžio jaunimui. Apie muziką, nuo ko pradėti groti, kaip groti, kad būtų kokybiška, kad būtų gera, gražu ir būtų daug koncertų, būtų daug muzikos. Kodėl man vėl šnekėti, ne, tai tu šnekėti. Palinkėk Panevėžio jaunimui. Iš tikrųjų dirbti reikia ir viskas. Dirbti, kad galėtum nusipirkti gitarą, būgnus. Ne, aš turiu repetuoti. Reikia daug repetuoti. Iš esmės reikia tik tais daug noro, ten gali būti gitara prasta. Tai yra nesmės su kokia tu aparatūra groji, svarbu, ką tu jauti pats savį ir ką tu nori perteikti kitiem. Nes aparatūra nesustabdė tą grupę 80 metais, 90-ais ir taip toliau, tai kodėl turi dabar sutikti. Esmė vėliau, taigi viskas gal pagerės. Bet galima pradėti ir su šuduku groti. Taip. Gerai. Beklausant palinkėjimą gimė dar vienas klausimas, net ne klausimas, kas čia tas pagyvenęs žmogus pas jūs? Tėvelis Renis Šaltis. Čia mūsų tėtis. Jo. Tarnauju laisvai Lietuvai. Papasakokite, kaip sekasi su vyresnio amžiaus. Nu, atsiprašau, kad nusendinau, bet vis tiek, kaip sekasi groti grupėje su vyresnio amžiaus. Sunkiai, bet aš taikaus. Visūną palikau namuose. Ne, tai čia dar kas ką visūną. Šiaip vaikai klauso manęs. Patarimų klausia visą laiką apie moteris, apie... Šiandien diržą padėjau užsisekti. Padėjo diržą užsisekti Mariui Kusui. Sunku jaunuoliui, nuo ko nepagelbėtų. Nu, tėtė, vis tiek turi aprengti žmogų išeinantį kažkur į viešumą, ypač ant scenos. Ačiū, tėvelė. Ačiū grupiai Pekla. Jo. Nu ką galim pasakyti, eikit Peklan. Eikit Peklan.
kalbinam koncertų žiūrovą, kaip nuotaikos vykstant koncertui ir klausant koncertą, žiūrint koncertą. Labai puikus koncertas, labai viskas faina. Alus pigus. Kaip grupės? Daug lietuviškų grupių, kaip? Ką tu bakūrė? Va, kol kas dar Latvija negroja, bet prieš tai viskas buvo labai gerai, labai gražiai, iš tikrųjų labai tobula. Kiek dažnai Vilniuje vyksta metalo koncertai? Nežinau, kiek dažnai vyksta metalo koncertai, aš tiesiog lankau jos. Išidurkit akis! Kalbiname grupę iš Latvijos Frailty programa. Okay, so how many times have you played Danny already? Many times. Many. I cannot quite remember the exact number, but quite a lot. But it was only in Vilnius, yeah? No, we played in Vilnius, we played in Klaipėda, we played in this festival in Yellowstone. So we have some experience. So I guess you like it here to come back. You are presenting a new album, yeah? So maybe something about it, about the music, about the songs. It actually has like concept behind it, religious matters, philosophical, and also has a mythological aspects like some Bendigo. It's about actually mythological